Gijos klinikos, gydytojų konsultacijos, tyrimai ir diagnostika, operacijos ir reabilitacija. Gijos klinikos. Dėl ko keičiasi moterų poreikiai, norai ir po gimdymo po nėštumo jos ateina pas gydytoją plastikos chirurgą? Tiek vadinama diastazė, tai yra raumenų prasiskyrimas, tiek pilvo audiniai, pasmukę klostė, ta pilvo vadinama, kas gali sukelti irgi rišutimus ir paprasčiausiai drabužiai netinka. Pilvo diastazė irgi dėl silpnų pilvo raumenų nugarą gali pradėti skaudėti. Tas pats yra ir su krūtinė didelė. Tas tikrai sukelia tiek psichologinių, tiek fizinių sunkumų. Jeigu matot, kad jūs vis tiek kiekvieną dieną apie tai galvojat, ne vieną, gal ir ne 10 kartų, manau, tada reiktų ir ryžtis, nes tas galvojimas jisai niekur nedings. Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, akušerė Ieva Girdvainienė ir tinklalaidė Gandro lizdas. Nuo šiandien noriu jums pristatyti nuostabų svečią, kuris valdo, taip galima drąsiai sakyti, grožio peilius. Ir tai yra Gijos klinikų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Mantas Sakalauskas. Sveiki, gydytojai. Sveiki. Ačiū, kad savo tikrai įtemptam vis tiek gydytojo darbe, kuriame jūs gražinat ir puoselėjat žmonės, jūs randat laiko dar ir pristatyti tai ir papasakot, nes iš tikrųjų apie šitą sritį turbūt yra be galo daug mitų. Mes visi kažkągi girdėjom, žinom, kažkur skaitėm, kažką slapčia kalbėjom ar forumuose perskaitėm, bet šiandien pabandykim mes pasispecializuoti, dėl ko keičiasi moterų poreikiai, norai ir po gimdymo, po nėštumo jos ateina pas gydytoją plastikos chirurgą. Turbūt visi žinome, kad nėštumo metu įvyksta dideli pokyčiai moters kūne po gimdymo. Taip pat tie pokyčiai dažniausiai neišnyksta. Vienos moteris susitaiko, kitos ne. Kurios nesusitaiko ir nori pagalbos, plastikos chirurgai šitoj srity tikrai tą pagalbą gali suteikti. Kaip jums atrodo, kokia tokia pagrindinė gal operacija, dėl kurios, kuri dažniausia būtent koreguoti kūną po gimdymo? Pilvo plastika. Tai yra pilvo sritis ir dažniausiai ko prireikia, tai yra pilvo plastikos. Neretu atveju prie pilvo plastikos kartu daroma ir riebalų nusiurbimas. Dažniausiai juosmens, liemenėlės zonos, kartais ir šlaunų. Bet neretas dalykas yra ir krūtinė. Nes po žindymo reta krūtinė, kuri lieka tokios pačios formos. Dažniausiai vis tiek krūtinė ištuštėja, pasmunka. Moteriai toks vaizdas dažniausiai netenkina moters. Ir reikia pripažinti, kad apie tai tikrai ne visada kalbam ir aš kaip dirbu kaip žindymo konsultantė, tai galim matyti įvairių pokyčių krūties audinio, nes tai yra liaukinis audinys. Taip. Ir ne tik tai, kad sumažėjimo, ko bijo moteris, bet, pavyzdžiui, didelių moterų krūtis yra dar vienas aspektas, jos taip ir išlieka didelės ir sunkios ir gali sukelti net ir sveikatai jau tokių žalingų veiksnių. Būna taip atvejai, kaip ir minėjot, kad krūtinė ištuštėja, bet būna atvejų, kaip ir buvus gan nemaža krūtinė tampa dar didesnė ir iš esmės tas pasmukimas taip, jisai dar padidėja. Tas tikrai sukelia tiek psichologinių, tiek fizinių sunkumų. Ir tikrai mes čia taip ir kalbam, kad grožio peilis, bet moteris ryžtasi plastiniam chirurgijom ir operacijom ne tik tai dėl grožio, manau, kad ir dėl sveikatos problemų. Gal, kaip gražiai sakėt, ne tik moteris, ir vyrai gali dėl to. Kokios tos problemos galimos, su kuo susiduria, dėl ko ateina, nežinau, dėl... Tai iš esmės, kaip ir minėjom, po gimdymo susidarančios problemos, tiek vadinama diastazė, tai yra raumenų prasiskyrimas, tiek pilvo audiniai, pasmukę klostė, ta pilvo vadinama prijuostė, kaip mes vadinam dar, kas gali sukelti irgi rišutimus ir paprasčiausiai drabužiai netinka. Pilvo diastazė irgi dėl silpnų pilvo raumenų nugarą gali pradėti skaudėti. Tas pats yra ir su krūtinė didelė, nugaros skausmai prasideda, reikia neurologo pagalbos. Didelis aspektas, aišku, yra psichologinė būklė moters, nes pasikeitęs kūnas psichologiškai veikia neigiamai. Tai būtent šitos problemos, sakyčiau, yra pagrindinės. Dar viena grupė, aišku, yra pacienčių, taip pat, kurios per gimdymą daug svorio priauga. Yra, aišku, grupė plastinė chirurgija ir po svorio numetimo, būtent jau dėl mitybos problemų pacientų, bet būna moterų ir po nėštumo, priaugusios daug svorio, daug ir numeta. Tai tos zonos gali būti ne tiek pilvas ir krūtinė, bet atsiranda ir šlaunis, ir kojos, ir sėdmenys. Tada jau tas perteklius audinių neigiamai veikia visas sritis,
kaip ir minėjau, tiek iššutimai gali susidaryti, tiek drabužiai netikti, tiek estetinis vaizdas jisai ženkliai netenkina. Ir tam estetiniam vaizde, tai prisiminiau, kad atsiranda toks nėštumo palydovas, nėštumo drūžės arba pilvo, šlaunų, strijos drūžės. Ir kartais aš taip juokauju, kai vedu mokymus, sakau moterim, kremai, labai gali ir brangių įsigyti ir visokių, bet gal pagimdykit visus vaikus ir ateikit pas plastikus ir jie jums pasakys, kad tai yra sutvarkoma ir tai galima išspręsti, ar ne? Strijos yra ne visas strijas. Iš tikrųjų galima sutvarkyti, kai kurias tikrai galima pašalinti. Tai dažniausiai, aišku, kur strijos pašalinamas, tai yra pilvo apatinė dalis, šlaunų vidinė dalis, jeigu yra perteklius odos, ar žastų vidinė dalis. Kitų būdų strijų pašalinti visiškai nėra. Lazerinės procedūros taip jau šiek tiek gali pagerinti. Kremų, kaip sakėt, yra šiek tiek, ne visai stebuklingų, bet šiek tiek pagerinančių būklę, bet iš esmės strija gali būti pašalinta tik chirurgiškai, nes kitu atveju oda toj vietoje jinai savo kokybės buvusios net gauna. Ir kaip atrodo, ko galima tikėtis atėjus į tą konsultaciją dėl operacijos? Nes neretai, jeigu atsidarytumėt socialinius tinklus, kur moteris diskutuoja, tai jos pergyvena, kad bet bus baisu, gal bus kažkaip nejauku, ar viską aš čia turiu papasakot. Tai kaip pabandykim nupaišyti, kaip atrodo ta konsultacija. Pirminė, aš ateinu pas gydytoją plastiką dėl to, kad manęs netenkina mano pilvo audinių būklė. Aš nežinau, nesuprantu, man diastazė, ne diastazė, blogai jaučiuosi, kartais ir nugarą paskauda, kaip sakėt. Tai be abejo, tai jūs ateinat, pasisveikinam, aš prisistatau, dažniausiai ir pacientė prisistato tada, tai tada ryšį iš karto užmesgam. Ir iš esmės jau tada klausiu, dėl ko norėtumėt pašnekėti, aišku, man sistemoje būna parašyta konsultacija dėl ko, bet aš vis tiek paklausiu moters, nes kartais būna, kad ir nesutinka ta informacija, nes svarbu yra, dėl ko pati moteris nori pasišnekėti. Tai va, kaip sakėte, jeigu, pavyzdžiui, dėl netenkinamos pilvo būklės po nėštumo, tai iš esmės, ką mums reikia padaryti, tai yra ištyrimą, fizinį paprasčiausiai. Aš pasižiūriu audinius, pasižiūrim diastazę, jeigu man kyla įtarimas dėl diastazės, parekomenduoju echoskopiją, kad tikrai įsitikinti. Ir tada jau eina sprendimo būdai. Ir tuos sprendimo būdus jau aš tada smulkiai išaiškinu, kad tikrai moteris žinotų, kokiai procedūrai reikia pasiruošti ir ko po to tikėtis. Nes gydymas po operacijos, jisai nėra lengvas. Tikrai reikia pasiruošti kurį laiką šitam dalykui. O jeigu moteris, ar buvo jūsų praktikoje jau gydytojų tokio, kad ateina, taip, netenkina manęs mano išvaizda po nėštumo, gimdymų kelių, bet aš nežinau iš viso, kokios man procedūros reikia, aš net neturiu skundų konkrečių ar ne, tai ar jūs rekomenduojat kažkokią procedūrą ir galite tiesiog, kaip sakot, po to ryšio, po pokalbio, tada nuspręsti, ko konkrečiai čia reiktų. Jeigu tai pasišnekėti tik tai su manim ir neturit skundų, dažniausiai tokios praktikos nėra. Vis tiek skundas kažkoks yra. Skundas yra, jeigu jau pradeda sakyti moteris, pasižiūrėkit, daktarė, man kažką reikia daryti, tai ne, mano taktika netokia. Man svarbu yra žinot, kad pacientė moteris, jinai apie šitą sritį daug galvoja, kad jai yra jinai problematiška, ne man, nes tikrai gali skirtingai atrodyti. Galima skaudžiai nudegti, įžeisti žmogų, pasakant, kad šitą sritį galima pakoreguoti, jinai sakys, ne, man šitas sritis gera, kodėl jūs tai pasakėt. Tai ne, moteris jinai turi ateiti žinodama, dėl ko. Bent savo. Aš praktikoje taikau. Motyvuotas. Tikrai taip. O kada gimdžiusiams moteriams verta pradėti svarstyti apie operaciją? Ar yra kažkoks laikotarpis, kuomet netikslinga, ar ten pirmieji kūdikio metai, žindymo etapas? Tikrai taip, kaip ir minėjot, žindymas yra svarbu. Jeigu žindymas yra trumpas 2-3 mėnesius iki pusmečio trunka, tai po gimdymo dažniausiai prašom metus palaukti, nes po tų metų jau hormonų sistema susitvarko, normalizuojasi, jau kūno audiniai irgi oda, kiek jau jinai susitraukia, tiek susitraukia. Jeigu maitinimas krūtimi vyksta ilgiau, pavyzdžiui metus, tai dar pusmetį po maitinimo krūtimi nutraukimo reikia palaukti. Nes yra tas laiko tarpas, kada hormoninė sistema turi normalizuotis.
O ar galima atlikti kelias operacijas vienu metu, tarkim, kaip ir minėjot, pilvas, galbūt šlaunis, galbūt, ar ne, po gimdymo? Tikrai taip, ta populiariausia operacija Mama Aha. Makeover yra, kurios Va, aš ir noriu paklausti apie ją, Mama Makeover. Tai va, tai dažniausiai, kas atliekama, tai yra krūtų operacija ir pilvo Čia vat operacija. būtent ta Mama Makeover. Būtent taip ir vadinasi, mamos perdarimas, turbūt lietuviškai, jeigu gražiai išsireiškiau. Bet iš esmės ta operacijos principas ir yra, tai yra pakoreguoti tas rytis, kurios po nėštumo netenkina moteris. Tai dažniausiai ir yra krūtinė ir pilvas. O dar aš tokį terminą žinau, mom's belly. Tai čia būtų mamos pilvelis. Mamos pilvelis. Jo. Taip. Tai mamos pilvelis turbūt dažniausiai reiktų įsivaizduoti, kad tai yra perteklius audinių apatiniai daly ir diastazė. Tai yra raumenų prasiskirimas. Nes iš tikrųjų, labai atrodo, kaip ir mes žinom, kad kas tas diastazė, girdim, kad čia kažkaip su motinystė susiję, bet kaip gražiai dabar įvardinot ir pakartokit, kas tai per diagnozė. Tai diastazė, taip, čia yra medicininis terminas toks, o lietuviškai tai yra raumenų prasiskirimas. Nes iš esmės mūsų raumenis virš bambos jungia, taip liaudiškai tariant, plėvė audinių, kuri gimdymo metu įsitempia ir irgi nebegrįžta į buvusią padėtį. Tai kad ir kiek treniruotumėt raumenis, tos diastazės panaikinti nelabai pavyksta, taip raumenis sustiprinti galima, viskas tvarkoj, bet diastazė koreguojama ją susiūnant. Tas silpnumas raumenų prasiskirimas gali įtakoti ir nugaros skausmus, nes paprasčiausiai nėra to gorseto stipraus, kuris laikytų mūsų juosmenį, todėl tie simptomai gali būti, o susiūvus raumenis tie simptomai, aišku, iš karto neišnyksta. Aš rekomenduoju po 2 mėnesių irgi treniruoti pilvo raumenis, nes mes tik pašalinam diastazę, tą prasiskyrimą. Taip. Pilvo raumenų mes nesustiprinam. Jau pati moteris turi sustiprinti sporto metu, bet šitos 2 dalykus derinant galima pasiekti gerų rezultatų. O pilvoplastika tai yra ne tai? Pilvoplastika ne. Pilvoplastika tai yra jau minkštųjų audinių korekcija, tai reiškia to pertekliaus pašalinimas ir taip liaudiškai tariant irgi įtempimas odos, kad pilvas plokščias atrodytų. Bet jeigu aš nesportuosiu, kaip sakėt, ir gyvensiu netinkamą gyvenimo būdą, tai ta pilvoplastika, reikia suprasti, kad jinai... To rezultato, kokio tikitės, gali ir nebūti. Perteklius audinių, taip jisai išnyks, bet pilvelis vis tiek jisai gali būti netoks plokščias, kokio norisi, netoks lieknas, kokio norisi, tai po operacijos gyvenimo būdas tikrai yra svarbus dalykas. Nes dar viena diagnozė ir tokia kaip ir populiari ir mes lyg ir žinom, tai yra riebalų nusiurbimas. Tai daug pavadinimų, bet tiesiog įvairių sričių jisai galimas ar ne. Tikrai. Ir čiagi nieko bendro. Plastika yra plastika, riebalų nusiurbimas yra riebalų nusiurbimas. Taip, riebalų nusiurbimas, dar vadinama liposukcija, kaip mes mediciniškai irgi tariam. Tai taip, tai yra riebalų nusiurbimas, bet tai nėra perteklinio audinio pašalinimas. Tai yra lokalių riebalų sankaupų. Tai pilvoplastika, kaip ir minėjau, dažnai derinama su riebalų nusiurbimu, bet jeigu jau yra indikacija, tai yra poreikis pilvoplastikai, tai riebalų nusiurbimas šitoje vietoje nepadės. Pilvo riebalų nusiurbimas jisai galimas, bet dažniausiai moteris nebūna gimdžius ir paprasčiausiai yra netenkinantis storesnis riebalų sluoksnis pilve. Tada taip, riebalų nusiurbimas, tik riebalų nusiurbimas gali pagelbėti. Bet po nėštumo dar to neteko daryti, tik riebalų nusiurbimo. Realiai visos tuos pasirinkimus sprendžiam ne mes, pacientai, o gydytojas konsultacijos metu jūs aptarėt ar ne su moterimi ir įvardinat, kas geriausia būtų būtent jos organizmui ir kūnui. Taip. Na, ar apsimoka koreguotis save į dar ateityje krūvą gimdymų? Būna moteris ryžtasi tam, bet iš esmės aš bandau atkalbėti. Nes, matot, padarius, kad ir pilvoplastiką, vėl esant nėščiai, natūralu, kad pilvelis vėl išdidėja ir iš esmės jau po gimdymo pilvo forma tikrai nebus vėl kaip bus. Tai jeigu jau tas poreikis vis tiek išlieka tas formas turėti, tai dažniausiai reikia antrą kartą operuoti. Būna. Tikrai esu turėjęs atveju, gal ir neplanuoti tie gimdymai buvo, būna, kad tik tai diastazę reikia pakoreguoti, būna, kad ir diastazę ir vėl pertekliuką audinių pašalinti, bet toks pagrindinis patarimas būtų, tai jau kiek jau vaikučių suplanavo, turėkit, tada jau galima gražintis,
bet sakau, nėra kontraindikacija ir kad neoperuojam. Išaiškinam visus niuansus, galimas baigtis po papildomo nėštumo. Jeigu moteris su tuo sutinka, tai tikrai atliekam operacijas. Taip pat tik tai aišku, jeigu jau krūtis keliamos arba mažinamos, irgi perspėjam, kad maitinimas greičiausiai bus nebegalimas. Va, čia ir noriu ateiti į tą temą, krūtų implantai ir kitos operacijos, nes net Taip. mes irgi tokį suvokimą, gal pacientai ar žmonės paprastieji žinom implantai iš karto, bet jūs paminėjote iš karto, kad krūtų didinamas, kelimas ir taip toliau, yra daugiau yra opcijų. kombinacijų daug, tikrai, kaip ir minėjot, ir didinimas, ir pakelimas, ir mažinimas, ir riebalų persodinimas, tikrai ir viską galima derinti. Tai po didinimo implantais maitint krūtimi galima. Nes pjuvelis jisai daromas apatiniai krūtų daly ir liauka krūties jinai visiškai nepažeidžiama. Tai reiškia, iš esmės jūsų krūtis yra ant implanto ir jinai funkcionuoja. Bet jeigu atliekamas pakelimas arba mažinimas, tada jau krūties audinys yra išpjaustomas. Taip irgi pasakysiu grubiau, bet tie pjūviai jau pažeidžia latakėlius. Taip. Tai reiškia, tie latakėliai peraugia randu. Ir paprasčiausiai laktacijos metu pienas latakėliais jis per spenelį jau nebeišbėga į išorę, o jisai kaupiasi krūty, tada jau tikrai reikia pradėti vartoti medikamentus slopinančius laktaciją. Ir tas labai svarbu, nes iš tikrųjų tai yra moters sprendimas ir jinai gali pasiryžti ir po to, kaip sakėt, ir nenumatyti gimdymai gali būti ir gali pasikeisti požiūris ir taip toliau. Bet gydytojai informuoja ir pasako, be abejo, nes būna ir jaunų tikrai pacienčių, kur krūtų mažinimus darom, kad ir 22 metų, bet tikrai perspėjom, kad maitinimas jisai krūtimi greičiausiai bus negalimas. Labai retais atvejais būna, kad maitina, bet jau čia labai reti atvejai. Tai yra svarbu informuoti, nes moteris jinai tikrai turi suprasti, kam jinai ryžtasi. Būtent. Na, o jeigu jau ryžtasi vieną iš tų išvardintų jūsų operacijų ir jūs priimat kartu sprendimą, į kaip pasiruošti, į ką atkreipti dėmesį ruošiantis operacijai. Nes tikrai manau, kad išlydit iš kabineto aiškiai paaiškinant, kokie yra tie priešoperaciniai tyrimai, kaip pasiruošti, kaip atvykti jau į jūsų operacinę. O kas laukia toliau, dar vėliau paklausiu. Būtinai. Iš esmės, kas yra svarbu, tai yra svoris. Tai tas vadinamas kūno masės indeksas. Mes jį tikrai atsižvelgiam. Geriausia, kai jisai yra mažiau 27. Tada komplikacijų rizika irgi yra ženkliai mažesnė. Svarbu yra ir ligos, gretutinės, pavyzdžiui. Jeigu moteris serga cukriniu diabetu, tai jisai tikrai turi būti sukontroliuojamas ir paprasčiausiai operacijos jau tokios apimties daryti irgi negalima. Kas dar yra svarbu, žalingi įpročiai. Rūkymas, pavyzdžiui. Turbūt jisai ir yra žalingiausias, jeigu taip galima O kodėl, gydytojau, čia labai man smalsu pasidarė? Nes matot, smulkios kraujagyslės, jos pažeidžiamos. Taip. Nikotinas, jisai sutraukia smulkias kraujagyslės. Ko mums reikia gijimui? Geros kraujotakos. Jeigu nėra geros kraujotakos, yra rizika, kad pjūviai prasiskirs. Gali tada ir infekcija įsimesti, o po to jau tas gijimas toks gražus tikrai negali būti ir paprasčiausiai jau rizika visai sveikatai. Tai būtina atsižvelgti ir, kaip sakė, tyrimus taip pat būtina pasidaryti. Ir kas yra svarbu, kai ką mes irgi labiausiai atsižvelgiam, tai yra į hemoglobino kiekį kraują ir kraujo krešumo rodiklius. Nes jeigu kraujas nekrešės, tada kraujavimą bus sustabdyti sunku. Jeigu hemoglobinas žemas, bus šiek tiek per daug irgi netekta kraujo, nes operacijos metu vienokio ir kitokio atveju kraujo yra netenkama, aišku, kontroliuojam, kad jo per daug nebūtų, bet jeigu jau prieš tai tas rodmuo buvo žemas, tai po operacijos tikrai jisai bus per žemas. Tas gijimui irgi yra svarbu, nes hemoglobinas ką daro? Deguonį perneša, ko mums reikia irgi audiniams, normaliam funkcionavimui deguonį. Na ir jeigu tyrimai atlikti, viskas tvarkoj, pacientas pasiruošęs ar ne, tai turbūt dar tas yra emocinis pasiruošimas, nusiteikimas, nuotaika. Taip. Ir kaip atrodo jų apribojimai, rekomendacijos po operaciniu laikotarpiu, kaip tas pacientas, aš taip paprastai pasakysiu, nes mūsų žiūri dabar paprastos mamos, kaip aš atsibusiu ten, ne, kaip man bus viskas, kaip man skaudės. Tai tikrai atsibusit, tokiu atveju nepasitaikė. Aišku, matot, prieš operaciją taip pat informuoja, kad skausmas bus. Kiekviena operacija lydi skausmas, bet skausmą kontroliuojam
medikamentais nuo skausmo. O prabunda, tai jūs iš esmės, kai jau atsimenat palatoj. Ir iš esmės po tokios operacijos dažniausiai 2 paras pabūnat klinikoje, tai yra medicininio personalo priežiūroje. Tai sunkiausios tos dienos jos yra ten. Po to jau kaip įvažiuojat į namus, yra lengviau, bet irgi pasirūpinam, įdeda medikamentų, kurių reikia, kad palengvintų. Tai nuo skausmo būna medikamentų migdomųjų, nes tikrai sunku užmigt būna. Būna ir antibiotikų įdedam, kuriuos, aišku, reikia vartoti tik esant infekcijos požymiam, bet tam, kad neužleistume, tikrai tų medikamentų pridedam kiek reikia ir po savaitės aš dažniausiai prašau, kad atvyktų moteris pasirodyt. Jeigu jau kažką įtaria, kad dėl kažko neramu, visą laiką sakau, drąsiai rašykit man, susisiekit, tikrai atsakysiu. Na ir kaip sakėt, grįžtat namo, kaip ir smagu, labai norisi grįžti namo, bet namie rutina, vaikai laukia, nežinau, gyvūnai, šunis, namų raša. Kada jau taip įprastai tą gyvenimo ritmą galima grįžti, ten kelti, nešti, o kada reikėtų pasisaugoti? Jeigu kalbant apie pilvo plastiką ir krūtų operacijas, tai tas limitas yra 2 mėnesiai. Nes 2 mėnesius reikia nešioti ir specialius kompresinius rūbelius ir 2 mėnesius neleidžiam atlikti didelės fizinės veiklos. Tai jeigu vaikutis didesnis, daugiau 10 kg, reiktų stengtis ir nekilnot labai. Tai aišku, tai yra nemaži apribojimai ir moteriams irgi reikia pasiruošti, susiplanuoti šitą laiką. Dažniausiai tą operaciją ir planuojam, kada jau aš galiu, bet kada ir moteris jau susiplanavę ir kada jau jinai tų pagalbininkų turi pakankamai. Taip. Nes iš tikrųjų, aš ir pats turiu 2 mažus vaikus, 2 mažas dukrytės, tai tikrai suprantu, kad namuose, Palaikot, kad ne sanatorija. kad namuose tikrai ne sanatorija ir tiek mamai, tiek tėčiui reikalų tikrai daug. Taip. O sportas, nes moteris aktyvios, kelionės. Tai sportas įeina į tuos 2 mėnesius, didelė fizinė veikla, sportas, bet tikrai leidžiu ir rekomenduoju, kaip ir minėjau, raumenis tikrai stiprinti reikia. Būtent aš ir norėjau po to paklausti, ar tikrai taip jūs ir minėjot, kad nebus kitas stebuklas įvyksta, bet jį palaikyti stebuklą reikia. Tai čia turbūt ir yra aktyvi fizinė veikla. Iš esmės, taip, matot, mityba. Šito irgi srityje jinai daug žaidžia, bet sportinė veikla irgi labai svarbus dalykas. Nes vis tik tai operacijos rezultatus reikia išlaikyti. Nėra taip, kad pasileidžiu plaukus ir jau viskas, ne, ryžausi. Tikrai ne operacija yra, sakyčiau, pusė chirurgo darbo, pusė pacientų. Va. Taip, ką jau padarėm, po to išlaikyti reikia. Nes būna toks supratimas, kad operaciją padarėm ir dabar jau pasileisiu plaukus. Taip. Tai ne, tas rezultatas jisai ilgai gali ir neišlikti, o po to jau tų korekcijų vėl reikia. Nemanau, kad kiekvienas labai jau norėtų dažnai į operacinę važiuoti. Bet ar būna taip, kad atvyksta tos pačios pacientės, kurios neišsaugotų rezultatų ir tarkim... Kai kuriais atvejais taip, bet matot, pakartotinai dažniausiai riebalų nusiurbimą reikia daryti, nes matot jau pilvo plastikos metu ar krūtų pakėlimo, mažinimo, tie audiniai dažniausiai taip ir lieka, tai šiek tiek ko priauga, tai riebaliuko kai kuriuose srityse. Visai nepakalbėjom apie veidą, rodos, kad mamoms tik tas, kaip sakėt, mami makeover, ne? Bet yra dar ir veidas, mūsų kūno veidrodis ir sielos. Ir yra daug dalykų, kuriuos atlieka plastikos chirurgai, veido srity čia. Tas sritis irgi, kur operacijų labai daug. Pradedant nuo kakta, antakiais, vokais, nosis, lūpos, kruostai, smakras ir kaklas. Aš tai turiu tokį klausimą, ar yra kažkoks amžiaus tas, kur jau gal ir būtų metas. Operacijos. Iš esmės turbūt anksčiausia, kokia operacija atliekama pagal amžių žiūrint, tai yra nosies plastika ir viršutinių vokų plastika. Toliau jau seka visos, dar antakių pakėlimas, o jau veido patempimas, apatinių vokų plastika, tai jau vyresniam. Čia močiutėm dovanų. Ne tiek ir močiutėm, žinokit, jau kažkur nuo 40 metų jau irgi yra pacienčių. Vaisiai skamba. Bet reikia save mylėti, žodžiu, ir jeigu kyla tų klausimų, ateiti konsultacijai. Visą laiką pasikonsultuosim ir be reikalo neįkalbinėsim, kad būtent operuotis reikia. Jeigu yra indikacija, jeigu yra didelis noras, jeigu apie tai daug galvojama,
tada tikrai galima planuoti. Ir turbūt, na, jeigu ateina mama, kuri dvejoja, jinai, kaip mes jau kalbėjom, svarstanti apie tą plastinę, tai jūs irgi, nu, turėsit ką su ją aptarti ir pasitarti, ir kartais ta dvejonė išlenda jūsų kabinete, ar ne? Taip, išlenda ir aš jau tada irgi, kaip ir minėjau, visus niuansus išaiškinu. Ir jeigu matau, kad vis tiek moteris neapsisprendė, tai tikrai neplanuoju operacijos, o sakau, grįžkit dar gerai, pagalvokit. Mėnesį, 2, 3. Jeigu matot, kad jūs vis tiek kiekvieną dieną apie tai galvojat, ne vieną, gal ir ne 10 kartų, šiek tiek daugiau, nu tai manau, tada reiktų ryžtis, nes tas galvojimas jisai niekur nedings. Taip, labai paprasta taisyklė iš tikrųjų, kuri gali sudėlioti taškus ant. O ir yra buvę situacijų, kai atkalbat moterį atėjusią, nu, konkrečiai aiškiai žinančią, vat reikalinga man tokia operacija, žinau gydytojų. Keletą kartų. Mažai pasitaiko, nežinau, bet čia gal mano praktika, gal pas kitus chirurgus ir daugiau, bet tikrai keletą kartų, bet čia labiau jau su veido sritim, kur jaunas pacientės, moteris, gal tokių dalykų šiek tiek jau prasilenkiančių su realybė nori, tai dažniausiai jau atkalbu arba parekomenduoju nueiti kitur, gal dar kito chirurgo nuomonės paklausyti. O papasakokit pabaigai tą tokį įsimintiną atvejį klinikoje savo dienos, kai sutikot kažkokią, nežinau, ar įdomią mamą, apie mamas mes čia šiandien ar ne, kas galbūt ir jūs nustebino, ar nieks jau nestebino? Sakyčiau, tuo atveju gal ne vienas yra, bet man labiausiai įstringa gigantinių krūtų po mažinimo pacientės, kaip jos jaučiasi ir kokios laimingos būna, nes kaip ir anksčiau minėjo, tikrai po gimdymo nebūtinai reikia didinti krūtis, bet reikia ir mažinti. Ir po didelio svorio numetimo irgi prie to pačio ir nėštumo esant, kaip tu radikaliai žmonėms pakeiti. Na, po to sako, kad daktarė gyvenimą man tikrai pakeitė. Ir tu matai tai akyse pacientų. Ir tu tada supranti, kad tavo darbas jisai turi tikslą. Ir kad tu savo darbu tikrai gelbsti žmonės, ne tai kad gyvybę, bet gelbsti jiems gyvenime. Tai tas jų džiaugsmas man tikrai atperka sunkią darbo dieną. Tai iš tikrųjų šiandien kalbinom Gijos klinikų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoją Mantą. Ir na, labai labai gražu, kad tai ne tik tai grožis, grožio peilis, toks man kartais banalus pavadinimas, nes čia daug giliau. Tikrai ne, tikrai ne. Ir yra tos grožio srities, tos estetikos, bet plastinė chirurgija, kaip ir kiekviena chirurgija yra, jinai sveikatos gerinimui. Būtent. Taip. O gydytojau, dar pabaigai paskutinė jūsų mintis, ar gydytojo plastiko darbas ir darbo diena yra ilga? Dažniausiai taip. Dažniausiai taip, 8 prasideda, kadangi iš darželio reikia pasimti man dukrytę, tai aš jau iki 5 susiplanuoju, bet kartais būna ir ilgiau. O šiek tiek anksčiau ir ilgiau dirbdavau, bet dabar yra, suprantat, prioritetai, tai taip susidėlioju, kad dirbtume į 5, bet vis tiek nuo tų 8 iki 5 iš esmės operaciniai praleidžia. Tai stiprybės jums ir aišku linkėjimai gražiai šeimynai. Ačiū, kad gražinat ir ne tik gražinat, o padedat žmonėms pasirinkti kokybiškiausią savo gyvenimą, kokį jie nori, mato ir gali gauti iš profesionalų pagalbos. Ačiū Jums. O su Jumis atsisveikinu. Iki kitų susimatymų. Išlikime gražus ir priimkim savo sprendimus, bet visada konsultuokime su kvalifikuotais specialistais. Iki. Gijos klinikos. Gydytojų konsultacijos. Tyrimai ir diagnostika. Operacijos ir reabilitacija. Gijos klinikos.